Labadiena! Šiame video pateiksiu kelias rekomendacijas, kaip galima būtų pritaikyti Rockwool BIM gaminius, medžiagas projektavime. BIM gaminiai ir medžiagos. Kur juos galime rasti? Gaminiai medžiagos yra pateiktos puslapyje bim.rockwool.lt. Norėdami pasinaudoti pateiktų turiniu, turite užsiregistruoti. Taip pat šiame puslapyje galime atsisiųsti priedą skirtą Revit programai. Taikant priedą galima BIM bibliotekos elementus pasiekti tiesiogiai iš programinio paketo. Puslapyje turime kelias skiltis. Paspaudę vidurinę pirmo numeriu pažymėtą skiltį papulsime į puslapį, kuriame galėsime pasirinkti gaminius. Atidarius gaminių pasirinkimo langą, pirmo numeriu pažymėtoje skiltyje rasime gaminių sąrašą. Paspaudus pasirinktą gaminį, nukeliausime į jo aprašymo ir failų pasirinkimo langą. Antruoju numeriu pažymėtoje skiltyje galime naudoti įvairius kriterijus, kuriuos taikant galime išrinkti mus dominantį gaminį. Pasirinkus gaminį, atidaromas puslapis, kuriame pateiktas gaminio medžiagos aprašymas. Šiame puslapyje taip pat rasime ir parsiuntimui skirtus failus. Parsiuntus failus aplanke galime turėti šiuos failų formatus, kuriuose pateikta tam tikra informacija. Svarbiausi failai yra šie 2, 3, 5, 8 ir 9. Trečiuoju numeriu pažymėtame faile turime visus gaminių aprašymus, juos galime atidaryti su bet kuria Revit programos versija. Taip pat dalinai medžiagų aprašymus galime nuskaityti su Inventor bei AutoCAD programomis. Šiluminiai parametrai ir kiti papildomi nustatymai yra pateikti antruoju numeriu pažymėtame faile. Naudojant medžiagų aprašymus vizualizacijų kūrimui rekomenduojama naudoti tekstūros paveikslą, kuris pateiktas 8 pozicijoje. 9 numeriu pažymėtas Rockwool gaminių klasifikatorius naudojamas formuojant išnašas su įrankiu Keynote. Čia pateiktą informaciją galima koreguoti ir taikyti konkrečiam projektui. 5 numeriu pažymėtame faile rasime pilną informaciją apie gaminius, ten taip pat pateikti ir papildomi bibliotekos elementai, kuriuos galima naudoti projekto dokumentacijos rengime. Šis failas gali būti atidaromas su Revit 2017 arba naujesnė versija. Kiti formatai pirmuoju numeriu pažymėtas PDF, 4 DVF, 6 IFC 2.3, 7 IFC 4 yra skirti peržiūrai. Gaminių medžiagų taikymas naujame projekte. Programos darbo lange turime suformuotą sklypą ir statinio turinį objektą, naudojant Massing and Site įrankius. Medžiagų įkelimas į projektą. Atidaromas Rockwool gaminių failas Revit formatu, atidaromas koncepcijos projektas, kuriame bus naudojami gaminiai medžiagos. Manage skiltyje pasirenkamas įrankis pažymėtas pirmu numeriu, Transfer Project Standards. Atsidariusiame lange pažymėtame antru numeriu pasirenku norimus objektus, šiuo atveju pasirenkamos šios skiltys. Material, Wall, Roof, Floor Types. Paspaudus žiniaraščių ir 2D dvimačio objektų įkelimas.
Norint iš gaminių aprašymo Revit failo perkelti dvimačius objektus ir žiniaraščius, naudojamas Insert skiltyje esantis įrankis pažymėtas pirmu numeriu Insert from File. Atsidariusiame lange numeris 2 pasirenku Rockwool gaminių aprašymo failą ir spaudžiu Open. Atsidariusiame lange pasirenku dvimačius objektus ir žiniaraščius, kuriuos noriu perkelti į naują projektą. Šiuo atveju pasirenku suformuotus žiniaraščius skirtus Rockwool medžiagų išvedimui ir projekte esančių medžiagų patikrinimui. Darbiniai žiniaraščiai turi žymą D su apatiniu brūkšniu. Taip pat pažymiu ir lapą, kuriame įkelti reikiami žiniaraščiai. Spaudžiu OK ir gaminių priskyrimas. Dirbu su koncepcijos projektu, kuriame suformuoti būsimų arba esamų statinių tūriniai objektai. Šios objektus galima pakeisti į realius statinius su realiais statybiniais elementais, tokiais kaip sienos, stogas, grindys ir taip toliau. Šiame pavyzdyje parodysiu sienų priskyrimo būdą, analogiškai galima priskirti ir kitus elementus. Priskyrimui naudojami įrankiai esantis skiltyje Massing and Site, pažymėti pirmu numeriu. Model by Face. Pasirenku sienos įrankį Wall. Su Tab ir Ctrl pažymiu visas sienas, kurioms norėsiu priskirti atitinkamą Rockwool gaminį. Veiksmas parodytas antru numeriu pažymėtame dalyje. Toliau savybių lange Properties pažymėtame trečiu numeriu pasirenku norimą sienos Rockwool gaminį. Šiuo atveju sienos formuosiu iš vieno sluoksnio, kurį sudaro šilumos izoliacija. Atlikus šiuos veiksmus, pažymėti paviršiai tampa sienomis su konkrečiamis medžiagomis. Žiniaraščio formavimas. Ankstesnėje dalyje iš gamintojo Revit failo įkėlėme žiniaraščius, kurie patalpinti atitinkamame lape, kurį rasime pirmu numeriu pažymėtoje skiltyje. Atidarius lapą matome vaizdą pažymėtą antru numeriu, jame rasime suformuotą žiniaraštį. Žiniaraštis automatiškai iš projekto išrenka visus gaminius, kurių gamintojas Rockwool. Jei pateiktas rėmelis yra netinkamas, jį galime pakeisti į pageidaujamą rėmelį. Informacijos naudojimas esamame projekte. Šiame pavyzdyje yra suformuotas esamas projektas jau su konkrečiais gaminiais ir sienos konstrukcijomis. Tikslas – pakeisti esamus sprendinius naujais, pritaikant Rockwool gaminius. Medžiagų ir detalių įkėlimas. Keičiant esamus gaminius reikia susirasti gaminius su analogiškomis savybėmis. Šiam tikslui įgyvendinti atidarome medžiagų redaktoriaus Materials langą pažymėtą pirmu numeriu, kurį rasime Manage skiltyje. Atsidariusiame lange pasirenku antru numeriu pažymėtą skiltį ir įkeliu Rockwool gaminių aprašymo biblioteką ADSK.lib formatu, kurios failas pažymėtas trečiu numeriu. Tada atidaromas langas pažymėtas ketvirtu numeriu ir įkeliamas Rockwool gaminių šiluminių ir vaizdavimo parametrų bibliotekos failas pažymėtas penktuoju numeriu.
Paieškos laukelėje pažymėtame 6 numeriu įvedu dominančius kriterijus ir surandu analogiškų savybių gaminius ir juos iš bibliotekos sukeliu į projektą. Biblioteka pažymėta 7 numeriu, šiuo atveju reikia būti atidiems, nes papildomų aprašomųjų laukų, nestandartinių parametrų informacija pažymėta 8 numeriu nėra perkeliama. Žiniaraščių ir dvimačio objektų įkelimas. Šioje dalyje atlieku tos pačius veiksmus, kuriuos aptarėme anksčiau, ir sukeliu žiniaraščius ir esamus dvimačius objektus. Gaminių priskyrimas. Įjungiamas norimas vaizdas ir jame pasirenkama sienos konstrukcija, kurios medžiagos bus koreguojamos. Pirmas numeris skaidrėje. Savybių lange 2 numeriu pasirodo sienos konstrukcijos sprendinys, pasirenkama funkcija Edit Type, atidaro langas pažymėtas 3 numeriu, jame pasirenku Edit funkciją ir atidarau sienos sluoksnių redaktorių, 4 numeris. Pasirinkęs norimą sluoksnį, keičiu jo medžiagų nustatymus, iš 5 numeriu pažymėto lango pasirenku norimą medžiagą arba gaminį ir jį priskiriu atitinkamam sluoksniui. Atlikus sluoksnio koregavimo darbus reikia nepamiršti duomenys gali suklaidinti. Visi langai uždaromi ir galime keliauti prie žiniaraščių formavimo. Žiniaraščių formavimas. Atidarius Rockwool žiniaraščio lapą, jame matome visus gaminius, kurie naudojami projekte. Kiti įrankiai. Kiti papildomi bibliotekos komponentai, kuriuos galima rasti pateiktame Revit faile. Pirmu numeriu pažymėtas medžiagos žymuo, kurį taikant galime brėžinyje išvesti papildomą informaciją apie medžiagos savybes. Antruoju numeriu pažymėtas sienos žymuo, kurį taikant galime išvesti informaciją apie sieną. Trečiuoju numeriu pažymėtas žymuo skirtas dvimačio objekto Detail Item aprašymui. Ketvirtajame vaizde parodyta, kaip galima susijęti parametrinį objektą su paprasta linija ir gauti naują grafinį objektą, kuriame išlieka visa aprašomoji informacija. Jei pateikti sprendiniai nėra tinkami konkrečiam projektui, šiuos bibliotekos komponentus galima lengvai koreguoti ir pritaikyti esamam projektui. Ačiū už dėmesį, jei kilo klausimų arba pageidaujate papildomų rekomendacijų, nuskaitykite QR kodą ir susisiekite su Rockwool įmonės atstovu.